Labą dieną, labas rytas, labas vakaras, nežinau kada žiūrit, bet žinau, kad jau dabar balandis už lango ir tai reiškia, kad lemiamos kovos bent jau Europoje tikrai atėjo ir nieko nelaukdamas. Basketinių žurnalistas ir GO3 sport komentatorius Jonas Lekšas šiandien pradedu nuo Kauno Žalgirio. Negaliu patikėti, kad Žalgiris vis dar gyvas ir ketvirtadienį stos į žūtbūtinį mūšį Monake. Žalgiriui būtina pergalė, vis dar įkrintamųjų viltis gyva ir kaip Nenadas Čanakas sakė savaitgalį, Žalgiris šiuo metu žaidžia geriausią krepšinį Europoje. Skamba labai skambiai, bet jeigu tu pradedi galvoti, pradedi žiūrėti, kaip Žalgiris atrodė, bent jau Žalgirio arenoje, tai sunku nesutikti. Bėda, kad kertinis mačas bus išvykoje prieš top 4 Eurolygos komandą su potencialiu Eurolygos MVP Maiku Džeimsu. Ir Monako irgi turės savos motivacijos, ne tik Žalgiris turės šiose rungtynėse savo argumentų. Monako vis dar neturi vietos užsitikrinusios namų pranašumo, neturi net ir užsitikrinusios vietos atkrintamosiose, kadangi vis dar gali nukristi žemiau 6 pozicijos, tad tikrai kausis dėl pergalių. Motivacijos turėjo jiems pridėti ir Spyris Prancūzijos lygoje savaitgalį, ten netikėtas buvo patirtas pralaimėjimas. Vis dėlto Monakas netrodo Žalgiriui toks nenugalimas ir pastaraisiais metais net ir istorija rodo, kad Žalgiriui ganėtinai patogu žaisti Monake. 2 kartai, viena iškovota pergalė tame tragiškame sezone Zdovco, Šilerio sezone ir pernai pralaimėta 2 taškeliais, kur vyko kova iki pabaigos. Maikas Džeimsas pastaraisiais sezonais irgi labiau yra sutramdomas Žalgirio negu iki tol vykusiuose rungtynės ir Monako yra labai gera komanda, bet stabilumo trūksta, kadangi tik Maikas Džeimsas ten yra visiškas lyderis, bet Donato Motiejūno žaidimas banguoja, Elio Kobo banguoja, Alfa Diallo banguoja, Jordanas Lloydas tai žaidžia, tai nežaidžia. Ginklų labai daug, bet neaišku, labai priklauso nuo jų dienos. Reikia tikėtis, kad bus Rolandas Šmitas pastatytas galiausiai ant kojų, tai yra jo mačas, tai reikia būtinai jo tvirto kūno po krepšiu. Dovydas Giedraitis bandys išerzyti Maiką Džeimsą, pastaruoju metu jam tai tikrai labai gerai darosi prieš visus elitinius gynėjus, ganėtinai panašaus tipo žaidėjas yra Maikas Džeimsas, kokius jau Dovydas Giedraitis šį sezoną puikiai uždengė. Pats Maikas Džeimsas po tapimo visų laikų rezultatyviausių Eurolygos žaidėjų šiek tiek smuko į apačią, atrodo, kad kažkiek ir motivacija pakrito, laukiama atkrintamųjų, tad reikia tikėtis, kad Maikas Džeimsas neužsikurs būtent prie Žalgirį. Laukia labai sunkios rungtynės, čia nepaslaptis top 4 komanda Monakas, bet šiuo atveju būsiu optimistiškas, pastarosios savaitės privertė vėl patikėti šitų Žalgirių, vėl patikėti, kad mes galime sukurti super didelį stebuklą ir manau, kad Žalgiris gali sužaisti vienas solidžias rungtynės ne tik namuose, bet ir išvykoje. To reikia labai dabar. Andrė Trinkieri bus motyvavęs savus žaidėjus, mačiau pastabas po rungtynių Panevėžyje, maksimali koncentracija ir mano tikėjimas, kad Žalgiris kelių taškų persvarą iškovos pergalę prieš Monaką ir viską perkelsi paskutinę savaitę. Ketvirtadienis didžiulė įtampa bus mums Monake, bet po tų rungtynių tikrai dar spėsim užmesti akį į Barceloną, kur laukia Makabio ir Barcelonos akistata. Barsai pergalė realiai užtikrintų namų pranašumą atkrintamosiose. Makabi pralaimėjimas reikštų, kad jiems teks kautis tik krintamosius. Realiai taip viskas susidėliotų, bet Makabis šiuo metu tiesiog nepralaimė. 17 pergalių iš eilės tiek per vietinį čempionatą, tiek per Eurolygą. Eurolygoje 6 pergalės paeiliui. Karščiausia komanda, paskutinis pralaimėjimas patirtas dar vasario 8 dieną prieš Stambulo Anadolu Efes. Kosminiai skaičiai ir Makabis ne tik yra karščiausia Eurolygos komanda šiuo metu, bet ir tikrai gražiausia krepšinį žaidžiantis klubas visoje Europoje. Tiesiog smagu žiūrėti juos, Veidas Boldvinas. Apskritai, jau nekartą esu kartojęs, tai yra MVP antrosios sezono pusės, kol Lorenzo Braunas tyli, kol iš jo pagalbos nėra tiek daug, Veidas Boldvinas yra vienas ir vienintelis, kovo mėnesį MVP ne veltui tapo. Bet kitas dalykas, šita dvikova labai intriguoja tuo, kad Barsa puikiai žaidžia Palau Blaugrana arenoje, šį sezoną 14 pergalių, 2 pralaimėjimai, vienintelis Stambulo Fenerbahče turi geresnį santykį namuose, kur per 16 rungtynių pralaimėjo vos sykį, tad susidūrė super stipri komanda namuose, kuri kovoja dėl namų aikštelės pranašumą ir nepralaiminti pastaruoju metu beveik 2 mėnesius komanda, tad laukia irgi labai įdomios rungtynės, visgi prognozuoja, kad Makabi puolimo mechanizmas užsikurs ir tai labai apsunkins Barsos gyvenimą gynyboje, prognozuoju pergalę Makabiui. Jau kita diena, penktadienis, bet jeigu Žalgiris iškovos pergalę ketvirtadienį, penktadienį neabejoju, kad visi Žalgirio fanai stebės rungtynes, kurios daug lems skaičiavimuose ir Stambulo Fenerbahče prieš Stambulo Anadolu Efes, Turkijos klubų derbis Eurolygoje, tiesiogiai svarbi Žalgiriui kova, visi puikiai žino, ką palaikyti. Ar taip, dažniausiai yra palaikomas Šarūnas Jasikevičius ir Fenerbahče Lietuvoje, bet šiuo atveju tai bus palaikomas dvigubai, kadangi
Žalgiriui reikia Fenerbahče pergalės, Anadolu Efes yra tiesioginis konkurentas Žalgirio kovoje dėl 10-osios pozicijos. Šaras irgi kovoja iš paskutiniųjų, kad tik tais turėtų namų pranašumą atkrintamosiose, tai labai yra svarbu, kadangi jau minėjau, kad Fenerbahče namie praktiškai nepralaimė, vienintelis pralaimėjimas šį sezoną čia ir Fenerbahče dabar irgi žaidžia namuose, tad galima dėti į jų pusę pliuso ženklą. Visgi abi komandos yra gerose sportinėse formose, abi puolimo komandos ir abi savaitgaliai po šių rungtynių dar kartelį susitiks Turkijos pirmenybėse, tad laukia irgi intensyvus gyvenimas šiems dviem Stambulo klubams. Mano prognozė, kad Fenerbahče yra vis dėlto stabilesnė komanda, daugiau jie gali dalykų kontroliuoti su savo gynyba. Ir mano prognozė, kad Fenerbahče iškovos svarbią pergalę tiek savo, tiek Kauno Žalgiriui. Tas pats penktadienis Eurolygos turas užsidarys maču Madride, kur vietos Real su Vitorijos Baskonija. Dar vienas, ne veltui atrinkau šitą mačą, kadangi jį irgi stebės Žalgirio fanai, jeigu pavyks ketvirtadienį iškovoti pergalę Monake. Visi serga už tai, kad Baskonija nebeiškovotų pergalių per pastarąsias savaitės. Baskai iš kovos dėl tiesioginės vietos atkrintamosiose tapo didžiulis klaustukas dėl įkrintamųjų, prisidarė savo reikalų ir pastaruoju metu atrodo super pavargę. Galbūt tai prisideda ne tik tai, kad Eurolygoje reikia kovoti dėl vietos atkrintamosiose, bet ir ACB pirmenybėse kol kas jie yra už 8 ribos. Tas pats Tadas Sedekerskis po traumos neatrodo tas dominuojantis žaidėjas, koks buvo iki traumos, iki rinktinių lango, iki taurių lango, tad tikrai turi problemų savų Baskonija. Tuo metu ir Madrido Realas toliau rieda nuo kalno, žiūri kas bus, kas laukia atkrintamosiose, jie dėl pirmos vietos yra ramus. Praėjusią savaitę netgi turėjo minus 16 taškų deficitą prieš Crvena Zvezda žaisdami namie, ten sugrįžo, ten laimėjo. Bet Zvezda taip pat neturėjo jokios motivacijos, tad čia sunku viską vertinti. Realas taupo žaidėjus vietinėms pirmenybėms, kadangi dar nėra ten užtikrinę pirmos vietos, tad neaišku, kurie žaidėjai žais, kurie nežais. Praėjusią savaitę argentiniečių tandemas ilsėjosi Poirė, tad manau, kad ir prieš Baskoniją bus pataupyti kai kurie žaidėjai, kurie jaučia kažkokias sveikatos problemas. Ir manau, kad Baskai yra šiaip neparanki komanda Realui. Iš paskutinių 6 rungtynių laimėjo 4 kartus Baskai, nepaisant to, kad Realas 2 paskutinius susitikimus įveikė Vitorijos Baskoniją, tačiau tie mačai irgi nebuvo lengvi ir manau, kad motyvacinis faktorius čia bus labai svarbus. Tas pats Realas savaitgalį netikėtai Ispanijoje pralaimėjo Manresos komandai, tad šį kartą mano prognozė neparanki Žalgiriui, prognozuoju, kad Baskai vis dėlto išsiveš pergalę iš Madrido. Nu ką, paskutinį savaitės dvikovą, sekmadienį atsipūskime nuo Europos kovų ir grįžkime į savo kiemą. Vilniaus Rytas su 7bet Lietkabeliu, vėl tos pačios komandos susitinka, atrodo, ką tik žaidė praėjusią savaitę, kaip ir prognozavau, Rytas Panevėžyje iškovojo užtikrintą pergalę, kontroliavo rungtynes ir, žinai, nelemiamos rungtynės Rytui, jie jau dėl antros vietos yra ramus, panevėžiečiai irgi atsisveikino praktiškai su viltimi kovoti dėl 3 pozicijos, jie dabar sprendžia tą klausimą, kad ketvirtfinalyje turėtų bent jau namų pranašumą ir niekada nėra lengva žaisti Vilniuje. Aišku, 7bet Lietkabelis turės tą rodiklį, bent minimalus pranašumas tai, kad šios rungtynės vyks ne Jeep arenoje, o ASG, ten Rytas netoks pavojingas, ten gal ir palaikymas, kažkiek ta visa atmosfera nusimuša. Vis dėlto praėjusią savaitę matėme, kad Rytui bent jau žaisti nelemiamas rungtynės, su Lietkabeliu sekasi puikiai. Čia nebuvo pusfinalis KMT, kur viskas baigėsi fiasko, čia buvo eilinės reguliarios sezono rungtynės, Ryto neslėgė psichologinį įtampą, tad manau, kad Rytas ir dabar nugalės Panevėžio 7bet Lietkabelį ir dar toliau atitrūks nuo 3 pozicijos. Šią savaitę tiek, praėjusi buvo 5 iš 5, tobula su visomis rungtynių baigtimis, tikiuosi, kad čia bus bent jau panašiai, svarbiausia, kad paeitų mano prognozė dėl Kauno Žalgirio Monake, o toliau žiūrėsime, prenumeruokite, laikinkite, komentuokite ir kito karto.